vaidino trečio stalelio dalį. Tenkita vyro daina atlikta vaivorykštė berods, ne pavadinimo. Tai aš galiu pasakyti tik tiek, kad buvo o. Tai ir be žodžių viskas super. Keliaujame prie trečio stalelio. Visiškai būtų vertinti, nes matosi, kad jisai pasiruošė šitam vakarui, šitam koncertui, kad Vieneitė jį paruošė, kad jisai baigęs Kauno muzikos mokyklą. Viską mes čia žinome, jis jautėsi gerai ir toj vietoje, kur kam man savo labiausiai patiko. O labiausiai tai žavėjo jo rudos akys. Gražiai, man patiko. Kristina. Nu, ką galiu pasakyti, kadangi šitą dainą tai yra nuo vaikystės mano pati mėgiamiausia, ją man tėtis netgi skyrė mano vestuvių progą, tai aš ją galiu vertinti tik tai pačiu geriausiu balu. Nu, man jinai apskritai yra pati gražiausia, taip kad. Ai, tiksliai. Ir bet koks atlikėjas, kuris dainuoja šitą dainą, yra pats geriausias. Tai noriu pasakyti, kad dainininkė Eglė visą dainos periodą išlaikė akių kontaktą su daina ir su žiūrovais ir auditorija. Šypsenė nedingo iš veido, buvo veido raumenų intonacija, kas padėjo išlaikyti kūno laikyseną ir atitikti visus tos dainos standartus. Pati puikiausia atlikėja, labai profesionalus atlikimas, o jau nepakartojimo įvaizdžio ir dainos meilė ir perdavimas ir šiam vakarui to nepakelti. Jinai vienintelė ir nepakartojama, tik už Eglutę balsuokite. Šešto stalelio Audronė. Audronė pasirodo, kad vertintojai būtų patogiau vertinti ir mes perduodam. Kadangi man teko vertinti pačią pirmą mūsų dainininkę, tai iš pat pradžių ji labai nedrąsiai pasirodė prie mikrofono, bet po to po truputėlį pradėjo viskas judėti ir klubai, ir rankos, ir žodžio. Pabaigoje labai puikiai pasirodė ir man labai patiko. Ačiū labai. Taigi, prašyčiau mėlynosios dėžutės savininką paimti ir surinkti mėlynasias korteles. Parašė. Čia mėlyna. Parašė 3 rašė. Neparašė 3 rašė. Vertintojų kortelės surinktos ir mums belieka įvertinti ekspromto sesijos dalyvius. Apie kiekvieną apkalbėtą, apie kiekvieną apsvarstytą. Ir aš dabar paprašysiu kiekvieną ekspromto dalyvį pasisakyti, kad būtent už jį balsuotų. Ką jis tokio nori pasakyti ir... Nu, jeigu ne už dainavimą, bet už drąsą. Nereali daina buvo. Ačiū už dėmesį. Balsuokit ir trečią numerį. Tai aš mėgstu padainuoti, bet prisipažinsiu šį kartą labai jaudinas. Pirmą kartą į sceną išeidama. O dainos žodžiuose yra, aš turėjau daug draugų. Šiandieną toks draugiškas vakaras, taip smagu. Ir su draugais visur visada gerai. Būkime draugai. Visi. Nu, iš tikrųjų, jeigu būtų galima balsuoti, tai aš pabalsuočiau ne už kažką, bet už jūs, nes jūs esate patys nuostabiausi ir labai man padėjote pradėti įsijungti į pačią dainą, nes žodžius buvau pamiršusi, bet nesvarbu. Aš tai nežinau, už ką jūs balsuosit, aš balsuoju už jūs visus, už šaunuoliai. Šiaip tai kaip vertintojas, norėčiau pasakyti, kad daina būtent pakliuvo man. Tai buvo iš tikrųjų daina ir jinai buvo tikrai pati geriausia. Kitos dainos ir geriausia, ir gražiausia. Be jokios abejonės. Jūsų 4? 4 rašė. Priekį. 2, gerai.
pradedame finalinę vakaro dalį pasiruoštų dainų konkursą. Noriu pasakyti, kad šiandien pati skaudžiausia komanda yra 6. komanda, kadangi pasirinko labai gražų pavadinimą – daina. Tad ir esat pirmieji dainuojat ekspromtu ir pirmieji dainuojat pasirinktą dainą. Vladas Ravka, Šlienavos pagrindinės mokyklos direktorius. Jeigu galima. Labai gaila, kad komanda liko be kapitono, bet aš einu pakalbinti komandą. O jūs, prašau, čia ruoškite. Komandos narė, prašau pristatyti, iš kur esate, kas sakė? Iš kur, kaip ir visi iš Šlienavos, atstovauju Samylų bendruomenę, Samylų kaimo bendruomenę. Atstovauju, o visi esam tos pačios seniūnijos gyventojai. Būtų malonu vardą girdėti. Danutė. Labai malonu. Perduodam mikrofoną sekančiai dalyviai. Mes esam Garliavos seniūnijos. Tai mes čia arčiau prie savęs prisitraukim. Tai labai smagu, ačiū, kad jūs parašėte tokį gerą projektą, pasirinkote atvažiuoti pas mus ir įjungti, tai labai gerai leidžiam laiką. Šlienaviečiai. Labai smagu. Perduodam mikrofoną. Odeta gimiau, augau ir dabar gyvenu Šlienavoj. Dirbu irgi šalia ligoninėj. Žižiuose, aišku, ne Šlienavoj, bet čia visai pat porą kilometrų. O šiaip tikrai labai smagus vakaras, labai ačiū. Ir perduodam mikrofoną dainai. Daina. Samylų bendruomenės narė. Dirbu Samylų seniūnijoje. Tada pasiūlymą. Jų vien tik pagiros. Klausai manęs, kiek kelių aš žinau, ar daug tada keliavau. Klausai manęs, kiek žmonių sutikau, ar daug draugų suradau. Tu vėjo paklaus, tau vėjas atsakys, tik jis mano draugę atsakys. Tu vėjo paklaus, tau vėjas pasakys, tik jis mano draugę atsakys. Violeta. Iš Vaišvydavos kaimo, iš Medelyno, jeigu tiksliau. Taip, Samylų bendruomenės narė. Taigi, mes jūs palaikome ir visi paklokite. Taip, esu irgi Vaišvydavos kaimas, bendruomenės narė, esu profesionali muzikė, bet daviau pasireikšti ir kitiem talentam iš mūsų Vaišvydavos kaimo. Dabar prisistatom. Labas vakaras, mano vardas Kristina, taip pat esu iš Vaišvydavos kaimo. Atvažiavau palaikyti savo komandos. Ir noriu pasakyti, kad čia susirinkę visi, kaip matau, Samylų seniūnijos kaimai. Draugaukime, bendraukime, o svarbiausia, dainuokime. Bravo.
paprašyčiau. Labai linkiu dažniau taip susiburti ir gražiai bendrauti. Gerai. Pavasarį tavo alyvos nepiešti. Rudenį laiko atėjo. Vaikšto po vieną po du. Laukia meilės kartu. Nemyli turi tu. Ieško laimingų žiedų. Pradingo. Pavasario kūnos pradingos. Mes norim pakalbinti pirmiausia dalyvį, kuris dainuos. Taigi, turbūt šitas. Prisistatykite, iš kur esate. Mano vardas Kūrė. Iš kur esate? Iš Laumėnų SB. Mes tik 2 metai. Taigi, pirmiausia, norėčiau, kad prisistatytų šio viso dvaro, kaip ir sakyčiau, šeimininkė. Tai labai džiaugiuosi, kad esat, nepatingėjot vėlų vakarą atvykti. Dėkoju pagiriam, sesėm, jų vyrom, kurie atvežė jas čia ir kaip ir palaiko morališkai, fiziškai, organizuojant tokius vakarėlius, tokius renginius. Labai džiaugiuosi, kad esat ir kad pasirinkot mus. Ir įkvėpėt, man atrodo, atsiras nauja tema renginiam. Vakaras labai šaunus ir noriu padėkoti organizatoriams ir dalyviesiems ir labai smagu iš tikrųjų ir manau, kad tokie vakarai vyktų dažniau. Gerai, kviesiu. Galbūt ne karaoke vakarai, gali būti netgi protmūšiai kažkokie, bet iš tikrųjų. Dabar noriu pasakyti, kad įvardinau visus stalelių komandos pavadinimus ir juos noriu pakartoti dar kartą. Bet matau, dingo mano balsavimo komisijos narė ir jinai pasikeitė į narį. Taigi, prašau, prisistatyti naują mano komisijos balsavimų narį, kas toks esate ir iš kur, nes dabar atstovausite ir rinksite balsavimo taškus. Eitoras iš Laumėnų. Malonu. Tau bus lemta surinkti dabar rudasias korteles ir paskui suskaičiavus paskelbti vakaro nugalėtojų komandos pavadinimą. Jeigu jums patiko pavadinimas, taigi 4 stalelis, briliantinė ranka. Taigi, prašau. Kiekvienas stalelis turi 2 mažuosius balus, 1 ir 2 ir 1 didįjį 5. Taigi, aš kol dabar pakalbinsiu kiekvieną, kuris dainavo ir pristatysiu, jūs turite išsirinkti, kam duosite 1 balą, kam duosite 2 balus ir kam duosite 5 balus. Kuris stalelis? Trečias stalas 1 balas, 4 stalas 2 balai ir 6 stalas 5 balai. Rezultatas? Tik pasikeitė nuomonė. Mes dainai duodam 2 balai, moliūgėliai 5 balai ir Laumam 1 balas. Verdikto mūsų komandos kapitonas, prašau. Taip. 1 balą skiriame moliūgėlėms, 2 balus skiriam dainai ir 5